Labą dieną, džiaugiuosi, kad prisijungėte. Tikiuosi, mane girdite gerai. Jeigu negirdite, tai parašykite į klausimų sekciją, jeigu blogai girdisi. Taip pat ten parašykite klausimų sekcijoje, taip pat galite uždavinėti klausimus. Po pristatymo pasistengsiu į visus juos atsakyti. Taigi, šiandien papasakosiu apie tikrai nenaują įrankį SolarSOS, bet jisai yra gana naudingas ir kiek pastebėjau, kai kurie montuotojai ne visados juo naudojasi, tad norėčiau šiuo pristatymu truputėlį supažindinti labiau, kas nėra susipažinęs, arba galbūt parodyti kažkurias funkcijas, kurių nenaudojat ar nežinojat, kam jos reikalingos. Taigi dabar pristatysiu, tiesiog parodysiu prezentaciją, o po jos pademonstruosiu gyvai, kaip SolarSOS įrankis veikia ir ką su juo galima daryti. Taip, taigi pristatau šį seminarą, tai yra aš Andrius Jančiauskas, techninis patarėjas Baltijos šalims. Čia yra mano kontaktiniai duomenys, tad jeigu ateityje reikės kokio patarimo, pagalbos, tai galite kreiptis. Taip, šiandien pasakosiu bendrai apie visą Fronius procesą, problemų sprendimą per SOS įrankį, kai kurias naujas, iš dalies naujas, jos jau šiai dienai nėra jau tokios naujos, bet atsiradusios, aptarnavimo keitimo procesas, garantiniai atvejai ir jų kompensavimas. Taigi apie patį procesą, tai turint inverterį, klientas kreipiasi į montuotoją, tai ir procesas prasideda. Montuotojas susirenka visą informaciją apie kas nutiko, kas negerai, kas kaip veikia, turėdamas serijinį numerį pasitikrina, kokia garantija yra taikoma. Visą tai galima padaryti per SolarSOS, prisijungus ir įvedus inverterio serijinį numerį, ar tarkime smart meterį, jis taip pat turi serijinį numerį, tai galima taip pat pasitikrinti, kokia garantija jam taikoma. Ir tada kreipiamasi per SolarS pateikus užklausą, nukreipiama į techninę pagalbą Froniaus ir tada keičiamas komponentas ar inverteris, jisai yra išsiunčiamas montuotojui arba tiesiai į kliento namus ir inverteris yra, ar detalė yra pakeičiama montuotojo pagalba ir iš karto į tą pačią dėžę galima supakuoti sugedusį inverterį ir užsakyti paėmimą į Austriją. Taip. Visam šiam procesui yra reikalingas SolarSOS įrankis. Taigi yra kelios versijos, yra programėlės versija, internetinė versija, taip čia SolarSOS šiame įrankė galima žingsnis po žingsnio pažiūrėti, ką rekomenduoja mūsų pagalbos skyrius, būtent turint tam tikrą kodą klaidos, ką galima patikrinti, ką galima pasižiūrėti ir kaip galbūt išspręsti, nesikreipiant į mūsų pagalbos centrą.
Taip pat šiame įrankyje galite rasti instrukcijas, duomenų lapus, taip pat daugelį kitų naudingų įrašų ir kitos dokumentacijos. Taip pat šiame įrankyje matysite visus užregistruotus atvejus, ką jūs esate užregistravę, kokia būsena, ar gal gauti atsakymai, negauti. Taip pat šiuo įrankiu galimi keitimai, užsakymai, dalių užsakymai ar pačio įrenginio pakeitimo užsakymas. Taip pat per šį įrankį gaunate ir pranešimus, įspėjimus. Taip pat su šiuo įrankiu galima atkurti ir slaptažodžius. Taigi, kokios naudos turi naudojantis šiuo įrankiu, kad jisai pasiekiamas visada, nėra kažkokio laukimo laiko, kol mūsų servisas galės su jumis susisiekti, ar ten skambinant, tai jūs iš karto pildot, iš karto galit gauti tuos pradinius nurodymus, ką galima patikrinti dar prieš kreipiantis. Tai taip pat kreipiantis per Solar SOS yra prioritetas, nes yra galimybė ir mūsų pagalbos skyrių kreiptis ir elektroniniu paštu, bet kreipiantis per Solar SOS platformą, tai yra prioritetinės užklausos ir kreipiantis per Solar SOS atsakymus gausite greičiau negu paštu. Atsakymai per 24 valandas. Tiesa, ši vasara yra labai apkrauta mūsų pagalbos skyriui, tai šis laikas truputėlį yra pailgėjęs, bet kolegos, kiek kalbėjau, sakė, rudenį turėtų vėl atsistatyti tas laukimo terminas iki 24 valandų. Taip pat ir gana greitas procesas. Jeigu kuo daugiau informacijos pateiksite per Solar SOS, mūsų kolegos greičiau galės atsakyti, greičiau užsiųsti kitą inverterį ar detalę. Taigi, pagrindinis puslapis, užėjus, galima prisijungti arba užsiregistruoti, jeigu nesate. Šiaip prisijungti prie puslapio galite su turimu SolarWeb prisijungimu. Taip, bet šiuo įrankiu galima naudotis montuotojams. Tai nėra galutinio vartotojo įrankis, tai yra būtent montuotojo įrankis. Taip, tiesa, jeigu galutinis vartotojas turi prisijungimus, ar tarkime pats pasileido, ar jam montuotojas davė prisijungimus, tai be abejo galima prisijungti, bet yra keletas niuansų, apie juos truputėlį vėliau dar papasakosiu. Taip, pagrindinis puslapis užėjus, prisijungus yra toks. Matom būtent pagrindinę skiltį, kur galima įvesti serijinį numerį, iš karto pasimatys, kokiai produktų grupiai priklauso. Čia galima įrašyti klaidos kodą, kurį radote SolarWeb paskyroje. Taip pat galite matyti visus atvejus, įrenginio duomenis. Tai tarkime, čia užėjus galite matyti įvedus serijinį numerį, kokia garantija taikoma šitam įrenginiui.
pakeitimas, remontas, skiltis, visi atsisiuntimai, atstatymo raktai, tai yra slaptažodžių atkūrimas, naujienos, montuotojo palaikymo puslapis nukreipiamas į kitą puslapį ir galima dar persižiūrėti keičiamų detalių ar inverterių kainas. Tai galima nusimatyti, kiek gali remontas kainuoti, tarkime. Taip pat pranešimus čia galima matyti dešiniajam viršutiniam kampe ir paskyros informacijai. Taip. Kas toliau? Kuriant kažkokį atvejį, galime pradėti nuo pagrindinio susirasti sprendimą arba eiti į antrą žingsnį ir čia galima sukurti naują atvejį, matyti visus egzistuojančius atvejus ir per čia filtruoti, žiūrėti, susirasti, kas buvo nutikę ir kokia dabar būsena yra. Taip pat per kitą minėtą skiltį galima užsakyti keičiamą komponentą, remontuoti siunčiamą įrenginį ar viso įrenginio keitimą. Tai reikia tiesiog serijinį numerį įvesti, kodą, prašymą pridėti failų, būtų gerai, kad nuotraukų pridėtumėt, kuo daugiau aprašytumėt, kuo plačiau, kas nutiko, kada nutiko, kaip nutiko, ką patikrinot, kas įvairius pastebėjimus. Kuo daugiau informacijos pateiksite, tuo mažiau klausimų kils mūsų pagalbos centrui ir galėsime greičiau atsakyti. Naujos funkcijos. Taip, tai kuriant atvejus galima pridėti daugiau inverterių, vienu prisėdimu galima užpildyti daugiau atvejų ir nereikia atskirai kurti kiekvieno įvykio. Galima iš karto keliems įrenginiams sukurti vieną atvejį. Taip, slaptažodžio atkūrimas. Taip, tai jeigu, tarkime, pasikeitė montuotojas ar galutinis vartotojas pametė slaptažodžius prisijungimus, tai juos galima atkurti. Svarbu, kad vartotojas turi būti pakviestas SolarWeb kaip savininkas arba supervisoris. Taip, toliau taip pat galimybė, kai kurie inverteriai neturi interneto ryšio, tai galima spręsti problemas ir kai nėra interneto ryšio. Taip, naujienų skiltyje, tai galite rasti naujausią informaciją, apie paslaugas, kažkokias naujienas, mokymus naujus. Tai čia irgi galite visus patarimus rasti, tai kviečiu naudotis ir šitą skiltimi. Taip, apie keitimo procesą, tai yra galimybė komponentą keisti, patį inverterį arba jį remontuoti. Tai tarkime, turite seną, jau nebe garantinį, tarkime, inverterį, galite siūsti į Austriją, tenais patikrins jį, paskaičiuos, kiek
gali kainuoti remontas ir jum atsiūs, ar jum ta samata tinkama ar ne. Tai tarkim, galbūt ta kaina yra labai didelė to remonto ir galbūt jum jo neapsimoka taisyti. Tai jūs galite nesutikti ir, tarkime, galite palikti tą inverterį Austrijoje, sakyti, man jo nebereikia, jisai senas jau, sugedęs, aš nusipirksiu naują tarkime, Gen24 hibridinį inverterį. Taip. Ir visos dalys su serijiniais numeriais turi būti irgi užsakomas per šį keitimo procesą, nes jie naujos detalės būtent tokios turi būti registruotos, kad toliau galiotų garantija. Taip, bloko keitimas ar viso įrenginio keitimas, nes yra galimybės kelios, galima keisti tik tai, tarkime, galios bloką, tam patį arba keisti visą inverterį. Dažniausiai galutiniai vartotojai, montuotojai sako, noriu keisti visą, bet dar noriu pasakyti, jog už inverterio ar detalių keitimą mes montuotojai mokame tam tikrą sumą už patį pakeitimo darbą. Tai už pačią inverterio pakeitimą suma yra mažesnė negu už detalės keitimą. Tai turėkite omeny. O pačio bloko pakeitimas nėra sudėtingas, tiesiog nusimti dangtelį, apatinį dangtelį, atjungti gnybtus ir sukeisti būtent tos blokus ir paleisti licenzijos procesą. Taip, keičiant snap inverterį, inverteris atkeliauja su transportiniu dangčiu, tai keičiant reikia nusimti būtent tuos dangčius, išsiimti data manager plokštę, kištukus ir tada pasikeisti inverterį, užsidėti originalų dangtį ir užsidėti, aišku, ir data manager, kištukus ir pasileisti, o ant sugedusį inverterį uždėti transportinį dangtį ir išsiųsti. Taip, Gen24 keitimas yra galimybė keisti galios bloką, dangčius ir pilot komunikacinę plokštę. Dar noriu paminėti, kad kai mes atsiunčiame pakaitinę detalę ar inverterį, išrašome ir sąskaitą ir grąžinus, tarkime, inverterį atgal mums, mes išsiunčiame kreditinę būtent tai sąskaitai. Jeigu per 30 dienų negauname sugedusio inverterio, jum lieka galioti tą sąskaitą ir reikia susimokėti būtent už atsiųstą inverterį. Pakeitus detalę ar inverterį reikia paleisti licenzijavimo procesą. Taip pat yra video įrašai, kaip tą padaryti. Tai tiesiog paleidžiant inverterį, prisijungus per IP adresą prie inverterio, jums iššoks iš karto pranešimas, jog aptiktas naujas įrenginys ir reikia paleisti licenzijavimo procesą. Žingsnis po žingsnio padarot visus žingsnius ir pasileidžia šis naujas inverteris.
Taip, garantinių atvejų kompensavimas. Taip, tai radote klaidą SolarWeb, pasižiūrėjot, kas veikia, kada atsirado šis pranešimas. Taip, pasitikriname tuos pranešimus visus, kaip dažnai kas vyko, tada einate į SolarSS, patikite serijinį numerį, visus aprašymus, gedimus, kas nutiko, susikėte su Fronius techninė pagalba, užsakote įrenginį ar elementą, visada siūlyčiau, jeigu nesate 100% įstikinę, jog tai yra tikrai brokas, geriau palaukti techninės pagalbos pranešimo, kad taip, čia reikėtų keisti inverterį ar detalę ir tada užsakyti tą įrenginį ar elementą. Kai gaunate, tarkime, inverterį, atlikite keitimą ir gražinkite sugedusi komponentą ar inverterį. Gavimas inverterio ir išsiuntimas vykdomas per DHL. Tai galima tą užsakyti gana greitai ir patogiai. Ir kai gauname mes sugedusį inverterį, grąžinam kreditą ir garantijos atveju ir plus sumokame montuotojui už pakeistą įrenginį ar detalę. Ir kaip minėjau, svarbu įrenginį grąžinti per 30 dienų. Dar trumpai apie garantiją. Tai inverteriai iki 12,5 kW turi 10 metų garantiją, 5 metus pilna garantija. Pilna garantija reiškia, jog mes apmokame už detalės ir siuntimus, remontą, jeigu jo reikia. Po 5 metų mes mokame už detalės, bet už siuntimus jau reikia susimokėti. Didesniem inverteriam nuo 13 kW yra galimybė pasirinkti 2+3 metai, tai yra viso 5 metai, arba tai yra pilna garantija, arba 2 metai pilna garantija plus 5 metai, iš viso 7 metai, bet 5 metai, 2 pilna metai, 5 metai tik už detalės. Gerai, dabar gal parodysiu būtent taip, parodysiu gal kaip veikia pats SolarSS įrankis. Minutėlę persijungsiu į kitą. Minutėlę. Taip, taigi užeiname į pagrindinį SolarSS puslapį, prisijungiam prie jo. Minutėlę, prisijungsim.
Taip, jungiamės prie įrenginio, tai yra prie platformos. Taigi matome pagrindinį puslapį užėjus. Čia galima iš karto įsivesti serijinį numerį. Iš karto rodo, kad SIMO įrenginys nuo 10 iki 24 kW turėtų būti. Žinau, radom klaidą, tarkime, 401, spaudžiame Enter ir iš karto mums rašo, kas čia gali būti nutikę. Komponentų keitimas, pirmas žingsnis, ką galima padaryti, perkrauti inverterį tiek AC, tiek iš DC dalies. Kitas žingsnis, vėlgi platesnis aprašymas, daugiau ką galima padaryti. Jeigu po šio žingsnio pavyko išspręsti, galime spausti žemiau Solved arba iš karto kontakti su pagalbos skyrium. Trečias žingsnis, vėl jeigu po antro nepavyko išspręsti problemos, ką galima patikrinti. Ketvirtas, vėl ką dar galima patikrinti, ir čia nuo klaidos kodo gali skirtis būtent, ką reikia patikrinti, ką pažiūrėti ir kiek čia tų žingsnių bus iki tol, kol bus pranešimas, kas gali būti nutikę ir kad reikia pakeisti tam tikrą plokštę. Tai ir jau čia iš karto mums atsiranda dar vienas mygtukas, kad užsakyti pakeitimą arba remontą. Čia dar keletą papildomų žingsnių, kokios dar gali būti gedimo priežastis, bet visais atvejais yra, kad reikia keisti kažkokią detalę arba patį inverterį. Taip, kitas žingsnis įvykiai, tai galime rasti visus esančius užregistruotus atvejus, čia pat sukurti naują atvejį. Jeigu kompanija, įmonė, montuotojai turi kelias paskyras, tai gali matyti mano atvejai, visos įmonės atvejus. Taip pat įrenginio informacija, tai čia galima pamatyti. Visados rekomenduočiau, kai kreipiasi galutinis vartotojas, paprašyti serinio ir pasitikrinti būtent, kokia garantija yra taikoma. Nes nuo to priklausys, ką jūs galite pasakyti galutiniam vartotojui. Tarkime, pilna garantija yra jau pasibaigusi, tai jeigu jūs paimsite iš galutinio vartotojo šį, tarkime, inverterį, apsimsite jį remontuoti, mes jau, tarkime, už transportą atsiųsime montuotojui sąskaitą. Tai būtų gerai, kad galutinį vartotoją iš karto įspėtumėte, jog kadangi pilna garantija pasibaigusi, jums už transportavimą reikės susimokėti. Ir tarkime, už jūsų kaip montuotojo darbą, taip pat jeigu jūs netaikote tam kažkokių garantijų arba tos garantijos pasibaigusios, kurias esate suteikęs tam galutiniam vartotojui, tai taip pat galbūt irgi paimsite kažkiek pinigų iš jo. Taip. Toliau, ką mes galime padaryti, tai iš karto keisti komponentą, bet tarkime, jeigu mūsų serviso, mūsų pagalbos skyrius pasakė, jog reikia keisti detalę ar inverterį, tai šiaip jie paprastai ir užsako inverterį ar detalę, jums reikia nurodyti, kokiu adresu pristatyti. Toliau čia galima rasti įvairius parsisiuntimus, instrukcijas ir papildomą reikalingą informaciją. Atstatymo raktas, tai yra, galite atkurti
techniko ar vartotojo slaptažodžius, tai reikia įvesti koks tai inverteris, serijinį numerį, paskyros tipą, kurį norite atkurti, kurį slaptažodį. Ir čia reikėtų įvesti PIN kodą. Taip, kaip visą šį, kaip PIN kodą gauti, tai jūs galite prisijungus prie inverterio, galite, tarkime, tiesiogiai dešiniai pusėje, bandant prisijungti, parašyti, jog pamiršta prisijungti ir jums bus sugeneruotas būtent tas PIN kodas. Tai va, tą PIN kodą čia įvedus, jums sugeneruojamas laikinas slaptažodis, kurį jūs nusikopijuojate, vėl grįžtate prie tiesioginio prisijungimo prie inverterio, ten jį klijuojate. Kur čia? Va, čia tą įklijuotą, nukopijuotą slaptažodį, tada susikūrėte jau naujus slaptažodžius, būtent šiai paskyrai. Taip pat, kaip minėjau, naujienos, įvairūs patarimai, tai čia nemažai galima informacijos rasti. Taip pat nuoroda į instaliuotojo pagalbos palaikymo puslapį, tai yra nukreipiama į būtent į fronius.com puslapį su irgi papildoma informacija montuotojai. Ir taip pat jūs galite paspausti, peržiūrėti serviso įkainius, kainas, tai paspaudus kairiai pusėje pačioj Overview Service Costs, jums atsisiūs PDF failas su visom kainom. Taip, dešiniai pusėje jūs galite matyti žinutes, kokias jūs gavote, taip pat bendrą informaciją apie paskyrą, taip pat čia galima matyti inverterio kodus, taip pat pradžioje minėjau, jog šis įrankis SolarSOS yra skirtas montuotojai, iš dalies galima ir galutiniam vartotojui, jeigu jisai pakankamai žinių turi apie įrenginį, tai bet jam reikia prieš kreipiantis užpildyti deklaracijos formą ir joje nurodyti banko duomenis, nes, kaip minėjau, siunčiant, tarkime, inverterį, mes atsiunčiame ir sąskaitą už tą inverterį. Kad galėtumėm siūsti sąskaitą, mums reikia būtent banko duomenų, įmonės duomenų, tam, kad galėtumėt būtent atsiųsti sąskaitą. Tai paspaudus šį būsite nukreiptas į formą, kur reikėtų jums užsipildyti. Taip pat nuoroda į atnaujinimo įrenginį, tai tarkime, turite kažkokį seną gaminį, norite pasikeisti į atitinkamą naują kažkokį įrenginį, tarkim, trečios šalies kažkokį inverterį turite, norite pasikeisti, tai čia galite nurodyti, mes rekomenduosime, į ką jūs galite keisti. Taip, ir taip, turbūt, pagalbos nuorodai, pagalbos į dažniausiai užduodamus klausimus apie įvairius atvejus ir teisinė informacija. Gerai, galime tada turbūt apie SolarSOS gyvai tiek. Taip.
Taip. Taip. Taigi, mačiau, lygtais yra klausimų. Taip. Taip, esu bandęs kelis kartus atkurti slaptažodį, recovery keys, visada suvedus tą ilgą slaptažodį rašo blogas slaptažodis. Nors ir darau copy-paste, kur problema. Sunku atsakyti dabar konkrečiu atveju. Jeigu nepavyksta atkurti, galbūt nurodot ne tai, ką norite atkurti. Tarkime, jungiatės prie, prisijungus tiesiogiai bandote atkurti customer, o per SolarSS jūs nurodote, kad technician norite slaptažodį atkurti ir galbūt tai, bet čia tik teoriškai galbūt tai, gal aš ir klystu. Jeigu taip vėl nutiktų, siūlyčiau skambintis tiesiai į mūsų pagalbos skyrių ir paprašyti pagalbos. Galbūt jie nurodys, kas negerai, galbūt prisijungs ar tiesiai jums atsiūs būtent laikiną slaptažodį, kuriuo galėsite prisijungti ir atkurti paskyrą. Taip, kol kas nematau daugiau klausimų, tad čia galite rasti papildomos informacijos būtent apie skaitmeninius įrankius, nuskaitę šį QR kodą. Taip pat mūsų puslapyje galite rasti įvairius internetinius seminarus, mokymus, gyvus mokymus, internetinius mokymus, internetinius seminarus. Užėję galite prie webinarų rasti ir SolarSS, būtent mūsų Austrijos kolegų seminarą, būtent apie SolarSS. Galbūt dar kažką naujo išgirsite apie SolarSS. Rugsėjo 5 dieną, tai galite užsiregistruoti. Taip pat YouTube kanale galite rasti daugybę how-to video su paaiškinimais, kaip ir kas vyksta, ką galima pasidaryti. Taip pat noriu pakviesti kitą savaitę, tiesa, trečiadienį pristatysiu dažniausiai montuotojų daromas klaidas ir kas gali, dėl ko gali atsirasti, tarkim, inverterių nepavykimas paleisti jų, vėlesnės problemos ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, ačiū Jums uždėmesi ir susitiksim kitą kartą. Dėkui Jums. Iki.